Sveiki, norėčiau Jums papasakoti istoriją. Istorija apie tai, kaip aš tapau jos dalimi ir dar kiti 128 žmonės kartu su manimi. Ta diena neįsiskyrė nieko nuo kitų, tačiau, manau, ji buvo ypatinga kita reikšmė. Veiksmas vyko fearplay.lt serveriuose. Tie serveriai turėjo kažką ypatingo nei kiti. Kažką tokio, kad jame norėjo žaisti žmonės. Galbūt atsiras žmonių, kurie nežino apie tai, ką kalbu, nes nežaidė tada CS:GO. Galbūt tą dieną nežaidė arba tiesiog nemėgo jo, bet aš galiu pasakyti, kad tą dieną buvo įsimintina. Pirmą aš to nesupratau, tačiau po kurio laiko prisiminiau, ką rašė fearplay.lt administracija. Mes tapome istoriją. Kitose serijuose žaisdavo po 20, buvo apie 19 valandą ir staiga pradėjo augti žaidėjų skaičius. Pirma, tai per daug niekas nekreipė dėmesį, 21, 22, 23 ir tęsiasi iki 64. Tada atsitiko tas, ko nieks nesitikėjo. Serveris nulūžo. Ne dėl to, kad jį kažkas nulaužto, o dėl to, kad jis buvo blogai padarytas. Visi liūdėjo kartu ir aš, tačiau tas laikas, per kurį mes įsijautę skaičiavome kylantį žmonių skaičių, liks dar ilgai su manimi. Na, pagalvojus, gal ir galiu dabar atsakyti, kodėl ten žaidė tiek daug žmonių, nors serveris ir lūžinėjo. Tačiau ten žmonės galėjo rūpinti žaidimo problemomis, nes tas serveris, kurį teikia džiaugsmą, jau grįžta ir aš skatinu žmonės išlikti tam, nuo ko prasidėjo fearplay.lt. 6 mėnesiai kartu.